Labą dieną, mielas broli. Sveikas. Papasakok, ką mes čia turime. Čia mes turime originalią Anykščių Pantuko futbolo areną. Anykščių Pantuko futbolo arena su ložėmis, matot, visiškai taip pat kaip... Žiūrovų pilna. Pilna žiūrovų, visiškai taip pat kaip originale. Mes užtrukome ją pastatyti 24 valandas. 24 valandas plus 2 valandas. Vieną parą, tai yra per vakar pastatėm. Per vakar pastatėm, viskas labai greitai, paprasta, suprantat, mes statom survival mode, todėl statom truputėlį ilgiau. Tai vat. Ir sužinokit, kad tai yra pagal naujus reikalavimus atnaujintas stadionas ir viskas jame yra. Visus FIFA standartus. Taip, beje, jūs galite į kiekvieną bokštą įeiti, tai yra smagus mepas, jeigu norite žaisti survival games visokius įvairiausius, kiekvienas bokštas turi įvairius modus. Taip, kiekvienas bokštas turi savo laiptus, turi savo požemius, tai va, į kuriuos galima įeiti ir pasivaikščioti. Taigi mūsų patobulintą mapą galėsite rasti description'e, taip, taip ir kaip visą laiką, arba jeigu norėsite, prisijungit prie mūsų serverio ir štai galėsit pažaisti. Tai va. Taip pat norėčiau padėkoti trumpai mūsų rėmėjams TNT dinamitui. Taip, tai ką, tai mes nieko nelaukia, pradedame savo švaros misiją. Matau, jūs, broli, jau pradėjot. Aš jau pradėjau tobulinti areną. Pradėjau tobulinti areną ir ką, papasakokit apie tai, kiek maždaug mes sunaudojame TNT blokelių vienam sprogdinimui. Vienam sprogdinimui sunaudojam nuo 100 iki 500 TNT blokelių, priklauso nuo statinio. Taip, mes esame parsisiuntę modą brūkšnelis pluginą, kuris skaičiuoja, kiek TNT dabar pristatėme. Jūs nematote, gerbiami žiūrovai, bet man dešinėme kampe viršui rašo 59, 60, 63, 65. Dabar aš didinu. Taip, mes didiname šitą kiekį. Tai va, papasakokit man, mielas broli, ką jūs galvojate apie tai, kad mums bandė uždrausti statyti šitą areną iš pat pradžių, kai mes norėjom, nes mes prašėm legalizavimo teisių. Prašėm leidimo iš Anykščių Pantuko administracijos ir jie mums norėjo neleisti statyti šitos arenos, nes sakė, yra autentiška ir mes statydami pažeisime jos teisės, tačiau mes vis tiek. Mes dėl viską. Mes visą laiką sugebame, mes turim labai gerą menedžerį. Taip. Tai yra Icarnas. Mūsų menedžeriui. Taip, labai dėkojame mūsų menedžeriui, jis yra šiaip labai protingas žmogus, labai įdomus ir šiaip didė asmenybė, man patinka. Taip, labai didė asmenybė. Man patinka būti kartu su juo dažnai viename serveryje ir aišku, jisai žaidžia šitą žaidimą neypatingai gerai, ne taip gerai. Taip, aišku, žinoma. Taip, bet kiekvienas... Nėra toks profesionalas kaip mes. Taip, bet kaip mano močiutė sakydavo, kiekvienas bachūras atranda savo nišą, kas geria, kas rūko, o kas blaivas iš viso. Tai va. O kas žaidžia Minecraftą. O kas žaidžia Minecraftą, visiškai teisingai. Papasakokit, kokį greitį mes naudojame dabar. Papasakokit, kokį greitį jūs uždėjot man. Jūsų greitis yra 5-5. Taip, mano greitis yra 5-5. Matote, kokiu greičiu aš galiu perbėgti visą areną. Sužinokit, kad arenos dydis yra 4000 blokų ant 12 blokų. Tai va, į aukštį... Arena tikrai didelė ir atitinka visus standartus, pagaminta pagal originalą. Čia tikrai įmanoma būtų futbolą žaisti, tai yra tikro dydžio. Jeigu jums patinka idėja, tai galite parsisiųsti mūsų... Naują Minecraft versiją. Taip, 8.9 ir ten būtent galima žaisti futbolą. Yra padaryti vartai, viršuje švieslinti, interaktyviai veikinti. Yra, man atrodo, kitą epizodą mes pademonstruosime, kaip tai yra darome. Description'e galite parsisiųsti šitą modą. Jis kainuoja nedaug, 12 eurų. Tai vat, beje, sužinokit, kad Amazoniai galima nusipirkti mūsų marškinėlių su TNT ženklais. Pilna mūsų marškinėlių iš tikrųjų. Pilna mūsų marškinėlių. Palaikote, jūs galėtumėt nusipirkti ir nešiot kiekvieną dieną, parodyti palaikymą. Taip, jeigu jūs sutinkat su mūsų idėjomis ir mūsų pagrindinių šūkių statyk, o negriauk. Taip.
Tai, nu ką, tai prašau prisidėti, mums reikia sponsorių, mums reikia rėmėjų, mes bandysim plėstis. Mes esame atviri pasiūlymams ir visada savo rėmėjams atsilyginam reklama puikiai. Ir sužinokit, kad mums dabar yra išstatyta galimybė turėti savo net televizijos laidą. Taip, televizijos laidą apie Minecraft ir tiesiog mes dabar laukiame geresnės progos pradėti. Geresnės progos pradėti ir mums išstatyta sąlyga, kad mes turime surinkti maždaug 200 prenumeratorių, kad mes būtume autentiški ir kad galėtume pradėti laidą. Laidą rodys per LNK, mums siūlomas laikas nuo 2 valandos iki 4 valandos. Tai būsim tarp nekviestosios arabiškosios viešnios rodomi ir Sudaužytos širdies serialų. Taip. Nuostabu. Taip. Nu, kaip nuostabus laikas. Nuostabu gal mums nuostabu, nes mūsų laidą rodys, bet kitom laidom tikrai nenuostabu, nes, ta prasme, niekas nebežiūrės, žiūrės visi tik mūsų. Smagu, kad atsiperka sunkus darbas. Taip? Taip, smagu. Taip, tai ką? Aš kaip matai, truputį Redstone'o išdėsčiau, kad būtų smagiau atsitraukti ir detonuoti. Matau, norite detonuoti sprogimą. Nu, gerai, mano mielasis draugė. Šaunu galėsime. Nepamirškite kiekvieną futbolo vartų skylę įdėti po TNT blokelį. Tai nu ką, tai mes nieko nelaukia, tikriausiai paskelsime greitai countdowną. Taip, suskaičiuosime ir tiesiog pradėsime vadinamąjį demolitioną. Sprogdinsim, kaip sakant. Taip, ir sužinokit, kad šitus blokelius paspaudus su skala, jie užsidega ir kitaip aišku. Taip, jie sprogsta. Taip, prašau. Kaip sakant, viskas yra paruošta. Pamokomės netgi, ne tik. Viskas beveik. Taip, beveik viskas yra paruošta. Prašau, jeigu jūs norite, kad mes apdailintume jūsų serverius, prašau rašyti. Taip, visus žemėlapius galim siųskit savo serverio IP adresą. Siųskit savo serverio IP adresą komentaruose. Mes būtinai ateisim, mes būtinai pasiūlysim naujų idėjų. Taip, patvarkysim jūsų serverį. Pagražinsim, tikrai matot, mes mokam nuostabiai kurti ir galim... Interaktyvus mano brolis pristatys jums daug pastatų naujų, kuriuos jūs po to galėsite pagal savo nuožiūrą galėsite patobulinti arba galėsite tiesiog žaisti jame. Visokius survival žaidimus. Taip pat žinokit, kol mes darome užbaiginėjimo darbus, sužinokit, kad neseniai aš su broliu sukūriau naują modą, kuris veikia Techit ir Bookit server platformose. Naujas modas vadinasi TNT Enhancement modas, kur TNT blokeliai yra 4 kartus didesni ir jie sprogsta ne į visas pusės, o būtent į apačią ir į viršų ir galima pramušti skylę. Jeigu norite parsisiųsti, linkas bus description'e kaip visą laiką. Kaip visą laiką, taip. Kaip visą laiką. Tai ką? Ir mes atsisveikiname su savo kūriniu, kaip jau minėjau, 24 valandos, bemiegė para. Užtat kiek džiaugsmo. Džiaugsmo daug. Mes pradedame, kaip matote, viskas prasideda gražiai eilute. Ir tiesiog, kaip matote, arena tobulėja sekundėm. Štai mes turime kairio bokštą mes praktiškai atsisakėme. Nebeturim, nes reikėjo patobulinti. Smagu, kad mūsų klausotės, smagu, kad mūsų žiūrite. Viskas, mūsų misija šiandien baigta. Arena patobulinta. Ačiū Jums už bendradarbiavimą, broli. Ir susitiksime virtuvėje prie blynų. Skanaus. Iki susprogdinimo. Iki susprogdinimo. Iki.